Sveiki, šiandien svečiuose Rytis Ambrazevičius, Baltic Institute of Corporate Governance prezidentas. Sveiki, Ryti. Labadiena, Artūrai. Šnekėsim apie tokias, sakyčiau, gal nedažnas temas, tai yra valdybos. Pats institutas jau 16 metai, ar ne? Taip. Ir prasidėjo ta istorija nuo, atnešimo skandinaviškos patirties, ar ne? Nes ir kolega, kuris buvo pirmasis prezidentas šito instituto, Kas Mortensen? Jo, Mortensen. Kas Mortensen, taip, Jo. jisai Danas, nors ir tada ir dabar vis dar gyvena Lietuvoje. Taip. Kaip per tuos 16 metų, kokia ta istorija, kaip pačiam šitą atrodo, ką pavyko padaryti? Čia labai gerai prisimenu, kai buvo 10-metis, tai reiškia prieš 5 su trupučiu metų, ir mes aišku susirinkom visi atšvęsti tokią puikią progą. Ir aš stabėjau ant scenos ir, aišku, salėje mūsų nariai buvo. Ir aš sakau, gerbėmėjai, pakelkit ranką tie, kurie prieš 10 metų galvojo, kad Lietuvoje bendrovių valdysena, valdybų darbas bus tokiam lygi, kaip jis dabar yra šiandien. Nei viena ranka nepakilo. Nes tikrai tie, kas kūrė institutą, dėja aš nebuvau vienas iš įkūrėjų, tikrai negalvojo ir tie pirmieji metai buvo tikrai labai labai sunkus. Bet aš sakyčiau, kad kaip ir bet kur versle, bet kokioj veikloje viskas priklauso nuo žmogaus arba nuo žmonių. Reiškia, kiek jie yra pasišventę, kiek jie nori kažką pasiekti, aišku, pirmiausiai kokius tikslus turi ir taip toliau. Ir tas nuolatinis, reiškia, tas atkaklumas žmonių, kurie yra ir buvo ir yra institute ir atnešė tos tikrai labai puikius rezultatus. Ryti, bet matyt daug kas paklaustų, o kam to reikėjo? Kokią naudą davėt Lietuvos verslui, būtent rengdami valdybos narius? Pirmiausiai turbūt reikia žiūrėti, taip, tai yra bene dažniausiai užduodamas klausimas, bet pirmiausia reikia žiūrėti, tarkim, į mūsų viešąjį sektorių, kuris bene geriausiai matosi. Taip, visų akimis, taip, nes jeigu ten kažkas negerai, tai jau patikėkit, jau ir žiniasklaida pasiruoš ir jau tikrai, reiškia, iškomunikuos. Nes privatus sektorius, jeigu ten kažkokio įmonėje kažkas neskaidraus įvyko, tai čia tos įmonės vadovų, savininkų reikalai ir taip toliau. Bet viešasis sektorius yra, jisai toks padėtas ant lėkštutės visiems. Iš kitos pusės, kas yra viešojo sektoriaus savininkai, dažnai galvoja ten ministras, vyriausybė, ne. Yra kiekvienas Lietuvos pilietis, nes tai yra valstybės turtas, o valstybė esame mes visi. Ir dėl to institutas mūsų nuo pat pradžių kreipė pirmiausiai dėmesį į valstybinį sektorių. Dar kita priežastis buvo, kad tiek tuo metu, prieš 15 metų ir panašiai, tiek dabar valstybė kaip savininkė yra didžiausia verslo savininkė Lietuvoje. Tai yra dar nėra didesnės įmonių grupės, kaip įmonių grupė, kuri vadinasi Lietuvos vyriausybė. Kuri priklauso valstybei, ar ne? Taip, valstybei priklauso. Tai jeigu padaryti teigiamus valdysenos pokyčius šitoj įmonių grupiai kabutėse, tai mes padarysim turbūt didžiausią pokytį. Nes dabar, jeigu mes sakytumėm, savo užsiduotumėm, reiškia, užduotį, kad mes norim padaryti pokyčius kiekvienoj iš didžiausių privataus kapitalo įmonių, tai reikėtų su kiekvienais akcininkais eiti ir šnekėti, ir paskui su kitais, yra ne 2, ne 3, ne 5 tos įmonės. Bet kas įvyko toliau? Kad iš tų įmonių, reiškia, valstybinių, kurios nuolatos skambėdavo dėl neskaidrumo, dėl kažkokių korupcinių, dėl kažkokių pirkimų neskaidrių ir taip toliau, ir nuolatinio pelno nematymo, nebuvimo, tai yra, reiškia, nesugebėjimo uždirbti pelno dėl tam tikrų objektyvių priežasčių, kaip buvę vadovai ir net ir kai kurie valdybų nariai bandydavo aiškinti, jos tapo skaidrios, jos tapo pelningos, jos tapo įmonės, į kurias nori žmonės ateiti dirbti. Ir kas tada nutiko, kad privatus verslas sako, žiūrėkit, jie neblogai dirba. Tai gal ir mums kažką po truputį reikia pradėti periminėti iš jų. Pirmiausia, ką pradėjo periminėti, tai įmonių aukščiausius vadovus valstybinių įmonių. Tie, kurie jau šitą turėjo ir
tam tikrą patirtį prie didelių įmonių valdyme, bet tuo pačiu ir tą korporatyvinį valdymą. Būtent. Nes mes visi žinom, kad, reiškia, šitos didžiosios valstybinės įmonės vykdo įvairius didžiulius projektus ir, reiškia, panašius labai didelius darbus atlieka. Praeitas mano pokalbis būtent buvo su Linu Baužiu, Ignalinos atominis vadovu, kur planavimo periodas 100 metų. Taip. Tai va tokių patirčių čia taip pat Lietuvoje, jeigu reikėtų, reiškia, vadovų ar kitų atveju valdybos narių, tai tokių žmonių su tokiom patirtim netiek jau daug mes čia galime rasti, jų ant pirštų galima skaičiuoti. Va, tai kai mes pasiekėm kažkokį tai laipsnį valdysenos ar apskritai verslo valdymo, į kurį jau visi pradėjo žiūrėti teigiamai, kad pasirodo galima kažką padaryti, tada buvo labai smagu, reiškia, visiems ir tada tas po truputį pradėjo transformuotis į savivaldybės. Bet Ryti, prisimenat prieš 2 politinės kadencijas, kai buvo profesionalų vyriausybė vadinamoji, tai jūs buvot žiniasklaidai išvadinti vos ne masonų ložė, kuri kažkokiu būdu į valstybinės įmonės pradėjo stumti institutą baigusius būtent valdybos narius. Taip, tai čia turbūt yra, kadangi mus kartais net pavadina, reiškia, profesionalių valdybos narių kalvę. Kodėl? Todėl, kad mes pirmiausia, ką padarom, tai pakviečiam mokytis, tiksliau jie dabar patys ateina, jų net kviesti nereikia, reiškia, mokytis valdysenos. Nes valdymas ir valdysena yra kaip ir panašus, bet iš tikrųjų skirtingi dalykai. Ir tie, kurie žino, kas yra įmonės valdymas arba managementas, dar kitaip, tai ne visada žino, o kaip prižiūrėti įmonės vadovą, net jeigu aš esu pats vadovas patyręs, aš nežinau tiksliai, kaip aš turiu prižiūrėti įmonės vadovą ir visos įmonės veiklą. Tai vat mes šito ir mokom. Bet tai nereiškia, kad mes pakvietėm kažką, pamokėm, paleidom ir maždaug tvarkykis, nes tai yra bendruomenė. Ir ta bendruomenė tarpusavėje diskutuoja, narių bendruomenė tarpusavėje diskutuoja ir reiškia, ieško dar geresnių praktikų, dar naujesnių, dar pažangesnių praktikų. Aišku, galim visada semtis ir iš kitų šalių ir taip toliau. Ir tada gaunasi, kad kai šitie žmonės vis tik sako, žinot, aš jau daug verslui, privačiam, tarkim, verslui, ar ten užsienio kapitalo verslui, daug metų atidaviau, daug patirties sukaupiau, bet aš noriu dabar kažkam Lietuvai atiduoti kažkokią tai dalelę savo sukauptos patirties ir žinių ir tada eina dirbti į valstybinį sektorių. Taip? Bet Ryti, šito vietoje vis tiek yra akivaizdžiai matosi kartais, ar ne, kai valdybas patenka į valstybės valdomų įmonių valdybas patenka žmonės, kurie nėra turėjo sąlyčių taškų su viešuoju sektorium. Taip. Būna toks prisitaikymo periodas, supratimas, kad viešasis sektorius visgi veikia su savo kitais principais, ar ne? Ir tokio spaudimo, sakykime, iš akcininkų arba atskirų, net ne iš tiesioginių akcininkų, nes ten įmonės pavaldžios vienai ar kitai ministerijai tiesiog, ar ne? Ministerijos yra kaip deleguotos akcininko. Ir tada ateina iš politikų, iš Seimo narių, iš visur kitur, ko tu versle visiškai neturėsi. Ir daug situacijų atsitinka, kai staiga yra politinis spaudimas valdybai priimti vieną ar kitą sprendimą. Būtent apie šitos dalykus per mūsų mokymus ir apskritai su mūsų nariais, reiškia, kurie baigia mokymus tampa mūsų nariais, mes ir kalbam, kad taip, privačiam versle mes darom verslą ir dažniausiai tuo ir pabaigiam. Bet kai ateini į valstybinį sektorių, tai ten prasideda, reiškia, interesų dalininkų reiškiniai, reiškia, kaip ir paminėjot, reiškia, ir ministrai, ir ministerija, ir kažkas iš vyriausybės, kažkas iš Seimo narių, kuris atrodo gali būti ir žiniasklaidos, ir tų interesų dalininkų gali būti daugybė, bendruomenės gali, reiškia, irgi kažkokį savo žodį pasakyti ir ne tik kartais žodį, o ir kumščių trenkti ir panašiai ir panašiai. Ir jau tada tu turi praplėsti savo supratimą, kas yra verslo valdymas, lyginant su privačiu verslu, aš turiu menį.
Bet ir jau privatus verslas, kalbant apie interesų dalininkų, reiškia įtaką verslui, potencialią įtaką, potencialias rizikas verslui, jau mes irgi pradedam suprasti, kad tai yra rizikos ir su tuo reikia tvarkytis, tą reikia žinoti, reiškia tos santykius valdyti, rizikas valdyti ir panašiai. Tai čia yra toks pereinamasis, sakykime, laikotarpis, bet mes iš instituto pusės mes tikrai stengiamės išaiškinti, kad tai, ką jūs darėt, viskas yra gerai. Viską tai reikės toliau daryti, bet papildomai dar reikės daug kitų dalykų, o visa tai ir apima tą vadinamą valdyseną bendrovių, gerąją bendrovių valdyseną. Ir čia šitoje vietoje yra tam tikri, kaip sakyti, ne tik tai patirtis, bet ir supratimas, ar ne, kaip vyksta politikos formavimas, kaip dirba viešosios nuomonės formavimas, nes be šito supratimo atėjęs į valdybą staiga gali iš verslo pusės, iš logikos gali būti viskas kaip ir ok, bet jeigu tiesiog kaip sakyti, nepastebi tam tikrų dalykų kitų, kurie būtent viešajam sektoriui veikia, staiga gali priimti visiškai sprendimus, kurie gali turėti labai net ir negatyvų. Čia yra labai teisingai, bet jeigu mes, tarkim, norim kurti įmonę, apie privatų verslą pavyzdį paimkim, mes esam labai sėkmingi verslininkai čia privatus, sakykim, Lietuvoje ir sakom, reikia plėstis, tarkim, į Lenkiją. O mes tikrai galvojam, kad Lenkijoje lygiai taip pat verslas daromas, kad ir privatus. Aš labai daug istorijų žinau. Lygiai tas pats su Latvija. O tenka konsultuoti kompanijos, kurios dirba Lenkijoje, iš tikrųjų. Ir yra visai kitaip. Čia mes tik apie privatų verslą kalbam. Tai čia yra kažkaip analogiškai, kad tu ateini į kitokį truputį verslą, ne tik kad industrija kitokia, bet į aplinką verslo kitokią ir tu turi ją pirmiausiai suprasti ir tada žinoti, ką tu turi daryti. Bet čia galbūt yra labiau iš tos pusės, kad tiesiog viešasis sektorius turi kur kas daugiau tų vadinamųjų stakeholderių. Taip. Ir būtent jų valdymas, bendrai supratimas, kaip juos valdyti, yra vienas iš esminių dalykų. Jeigu tu to nesupranti, tai valdyboje, būnant viešajam sektoriui, iš tikrųjų gali būti pakankamai sunku. Taip, nes ir pavyzdžiui, aišku, dabar jeigu mes kalbam apie valstybės kontroliuojamas įmonės, tai ten dažniausiai būna vienas akcininkas, kas yra jo atstovas, jeigu tiksliau dar ministerija kažkokia. Taip, ministras, viceministrai ir panašiai. Bet pavyzdžiui, aš šiuo metu, dirbu nepriklausomų narių Vilniaus vandenų bendrovėje. Taip. Ir mes turim Vilniaus savivaldybę kaip akcininką ir dar 3 savivaldybės, kurios yra, Vilniaus regione. Ir tada natūralu, kad turbūt su Vilniaus miesto, vadovybė mes administracija susitinkam, bet ar susitinkam su kitais 3 akcininkais. Ir tada mes tiesiog susitarėm ir susiorganizavom susitikimus ir nuvažiavom fiziškai susitikti su jais. Ir jie didelėm akim, aišku, džiaugsmingom didelėm akim sakė, kiek mes čia esam, daug metų, pirmą kartą valdyba atvažiavo sužinoti, kuo mes čia gyvenam, kas mums rūpi, ko mes norim, ko mes nenorim ir taip toliau. Ir tai tapo jau mūsų, vadinkim, tradicija susitikinėti. Tas pats su darbuotojais ir panašiai. Tai atrodytų, čiagi nėra koks, kaip sakoma, raketų mokslas. Tai tiesiog tu supranti, kad tiem žmonėms rūpi, kaip šitą įmonę sekasi, tie žmonės turi kažkokius savo lūkesčius, kas jie bebūtų. Ir politiniai, yra tam tikri lūkesčiai, kokius jie turi natūraliai. Taip. Ir tada tiesiog su jais reikia bendrauti. Mes pasakojam, ką mes darom dabar, ką mes planuojam artimiausių metų, ką mes planuojam dar toliau, klausom jų, kokie jų planai, kokie jų lūkesčiai ir taip toliau ir taip toliau. Ir tas užsikūrė, tas labai geras dialogas. Ir tada žiūri, kad visi darosi vis labiau patenkinti. Bet čia yra labai daug komunikacinių įgūdžių, kuriuos turi turėti, ar ne, valdybos nariai, nes kitu atveju be šito dalyko. Gal ne tiek patys įgūdžiai kaip tokie, kaip kalbėti. Aišku, kad reikia mokėti kalbėti, čia kalbos nėra, bet suprasti, ką komunikacija plačiaja prasme, ką gali padaryti gero iš vienos pusės įmonė ir ką gali jos nebuvimas ar jos netinkamas, buvimas, arba kažkaip tai mes netaip darom kažką, ką gali blogo padaryti įmonė. Ir čia yra viena iš pareigų beje. Net yra, aš galiu, jeigu angliškai pasakyti, disclosure and communications yra įrašyta į valdybos, atskleidimas ir komunikacija lietuviškai yra viena iš valdybų daugybės pareigų. Ir mes privalom šito rūpintis, kad viskas būtų aukščiausiam lygiai.
Ir tada visi bus daug labiau patenkinti. Nes iš tokių, kaip sakyt, matyt, labiausiai prisimenamų atvejų, kai buvo didžiulis konfliktas tarp valdybos ir tarp akcininko, tai buvo Lietuvos geležinkelių atveju. Prisimenat, baltarusiškos trąšos ir visi kiti dalykai, ar ne? Aišku, daugelis, kas mus klausys, žiūrės, matyt, jau net ir spėjo užmiršti tą temą. Bet kaip pačiam atrodo, kur šaknis buvo to konflikto, kur iš principo buvo paaukotas generalinis direktorius įmonės? Mano asmeninė nuomonė yra tokia, čia ne instituto nuomonė pabrėžiu, asmeninė nuomonė yra tokia, kaip valdysenos profesionalo, kad ir yra ir visada bus, kad kiekvienas, reiškia, turi daryti savo darbą. Reiškia, kas turėtų rūpintis, reiškia, taisyklėmis, kurios susijusios su sankcijomis Baltarusijai, Rusijai ir panašiai. Tikrai ne įmonė, o kažkas vyriausybėje, taip? Ir valdyba irgi yra strateginis valdymo organas, taip? Vadovas ir paskui jo komanda yra operatyviniai, reiškia, vadovai, kurie turi rūpintis kasdieninė įmonės veikla. Mano žiniomis, gal aš ne viską žinau turbūt 100%, bet pakankamai gerai žinau šitą atvejį, tai vadovybė padarė viską ir daugiau. Tiek darbų prasme, tiek komunikacijos prasme. Kažkuriam lygyje iš mano minėtų kažkas buvo nepadaryta ir dėl to nuolatos, vadinkim, sproginėjo burbulai, taip? Ir tada reikėjo ką padaryti? Užgesinti tą didžiulį laužą, tą ugnį. Ir buvo kažkodėl priimtas sprendimas, kad reikėtų paaukoti vadovą, nors buvo aiškiai pasakyta viešoje erdvėje, kad mes jį atleidžiam, nors jisai nieko blogo nepadarė. Kad ir kaip beskambėtų keistai. Taip, tai mano manimu taip neturėtų būti, dėja. Dabar mes turim visai šviežią, reiškia, atvejį pas mus Latvijos kaimynus su Air Baltic. Kai naujai paskirtas ministras, kuris kuruoja Air Baltic, pasakė, kad aš nebenoriu matyti tos stebėtojų tarybos, tada paskyrė naują stebėtojų tarybą, tada parašė laišką stebėtojų tarybai, kad mums nepatinka įmonės vadovas, apsvarstykit, ar verta jį atleisti ar ne. Ir aišku, naujai paskirtas stebėtojų taryba jį atleido. Ryti, mūsų kaimynai Lenkai, po kiekvienų politinių rinkimų keičiasi visų didžiųjų valstybės valdomų įmonių vadovai. Nėra politinio ciklo, kad šitas dalykas neįvyktų. Gana neblogai galiu, Lenkiją žinau ir iš valdysenos pusės, nes yra panašus institutas į mūsų ir aš bendrauju su savo kolegomis tenai. Tai jie dar neturi tos brandos, reiškia, kaip viskas vyksta. Ir čia yra daugelio centrinės ir rytų Europos šalių bėda, jeigu taip galima pasakyti, kad nėra nei brandos, nei nusistovėjusių taisyklių ir supratimo, kad tų taisyklių reikia laikytis. Tuo tarpu Lietuvoje yra, reiškia, jau tos taisyklės, reiškia, kaip yra formuojamos valdybos, kaip jos atleidžiamos, kaip jos paskiriamos ir taip toliau. Plus dar pas mus Lietuvoje valstybiniam sektoriui ir savivaldybėse jau yra taisyklė, čia jau griežta taisyklė, kad ne mažiau pusės turi būti nepriklausomų narių. Tai nepriklausomus narius gali atleisti, bet gali būti sudėtinga. Čia dėl to prieš tą porą kadencijų ir buvo kilusi ta Karbauskio, sakykime, isterija dėl tų nepriklausomų narių valstybės valdomose valdybose. Tai sakė, kodėl jie ten turėtų būti. Taip, todėl, kad jie nedaro visko, ką kažkoks tai politikas ar kažkuris kitas, reiškia, sprendimų priėmėjas, esantis kažkur ten aukščiau, tarkim, norėtų, kad būtų padaryta. Aš labai gerai prisimenu, kaip dirbau Klaipėdos naftoje ir vadovavau valdybai ir pavyzdžiui, būdavo taip, kad paskambindavo kažkas iš politikų ir sakydavo, mano rinkiminėje apygardoje dabar bus ten kažkokia šventė kaimo ar kažkokia tai bendruomenės. Ir čia reiktų pafinansuoti, būtų įdomu, aišku. Ir reikia pafinansuoti. Ir mes gana greit pabaigėm šitas praktikas, reiškia, nes valdyba patvirtino naują paramos politiką, kuri atidarė visas duris ir visus langus skaidrumui. Ir buvo, jeigu jūs norite ir jeigu jūs atitinkate tuos kriterijus, kurie nustatyti ir patvirtinti, tai jūs prašom aplikuokite ir aišku, paskui turėsite atsiskaityti, kur tos pinigus išleidot ir taip toliau.
Ir po vieno tokio skambučio pasakė, jūs turite tą politiką dabar jau. Nu čia valdyba. Nu tai gerai, tai aš rasiu tokią įmonę, kuri neturi tos politikos. Ką tai reiškia? Kad valdysenos stiprinimas užkerta kelią įvairiems tokiems būdams pasipelnyti tiesiog arba Iš kitos netiesiog. pusės tai nuima galvos skausmą įmonės vadovui, Būtent. nes jam tada nereikia būti tuo blogiečiu, kuris nedavė kažkokiam renginiui, sakykime, politiniam renginiui pinigų. Arba net ir nepolitiniam kartais renginiui, nesvarbu kam, bet jis tada jau jam atrištos rankos, nes ne jisai sprendžia, nes yra labai aiškios taisyklės. Tai vat geroji valdysena būtent yra labai apie aiškias ir skaidrias taisyklės, kaip įmonė valdom. Ir čia ne tik tai pačiai įmoniai kaip organizacijai, bet visiems aplinkui esantiems, tiems visiems interesų dalininkams, kas jie bebūtų, reiškia, kaip mes visi esam patys akcininkai. Taip, kaip šita įmonė veikia, kaip šita įmonės veikla organizuota ir taip toliau ir taip toliau. Tai kuo aš geriau suprantu, kaip ta įmonė veikia, tuo aš ją labiau tikiu. Ir pavyzdžiui, aš norėsiu kada nors dirbti, tai aš šitą įmonę, kurią pasitikiu, aš labiau joje norėsiu dirbti, negu ta, kurioje skaidrumo to labai nėra. Ir va čia dar vienas aiškus skirtumas tarp privataus verslo ir valstybinio. Nes net ir privačiam versle, pavyzdžiui, man teko kalbėti su vienu iš didžiųjų akcininkų listinguotos įmonės, kai paklausiau, aš kažkaip nerandu jūsų tinklapyje jūsų strateginių tikslų. Nes kur jūsų įmonė, tarkim, bus už 5 metų ar panašiai. Ir atsakymas buvo, ne, mes nerodysim šitų dalykų, mes juos turim, bet nerodysim, todėl kad konkurentai juos paims ir, reiškia, pasinaudos. Bet jie listinguoti, tai reiškia, dalis akcininkų to net nežino. Tai aš sakau, kaip man dabar nuspręsti, ar pirkti jūsų akcijas ar ne, nes jūs galit, pavyzdžiui, turėti savo tikslus, kad jūs užaugsit po 2 procentus kasmet, tarkim, 5 metus į priekį, arba po 20%. Tai tiesiogiai įtakos mano sprendimą, pirkti jūsų akcijas ar ne, investuoti jūsų įmonę ar ne, nes tai vertė augs, gal ten dividendai ar dar kažkas ir taip toliau. Ir net ir listinguotojai kartais galima pamatyti tokius dalykus. Ir tada, kai jie ateina, šitie žmonės, ir jie nelabai supranta, kiek tas skaidrumas įmonės veiklos, kokią jisai naudą atneša ir vertybę. Tai aš visada turiu taisyklę. Atskleiskit viską, išskyrus, kas jūs gali pažeisti. Tai yra konfidenciali informacija, komercinės paslaptys, visi šitie paprasti dalykai žinom. Visa kita dėkit ant stalo, o kitais žodžiais, aišku, internetą. Ir viskas. Iš kitos pusės, kai matyt, paminėjai, kad privatus verslas valdybas pradeda turėti tada, realiai, kai atsiranda ne vienas akcininkas, nes ne vienam akcininkų gal tos valdybos ir nereikia. Bet jeigu, pavyzdžiui, yra listinguojama visą kitą, kuo daugiau akcininkų be valdybos neišsiversi vien dėl to, kad tada interesų derinimas. Direktorius pats jis nesugebės visų interesų suderinti, tai yra vienas dalykas, bet kitas dalykas žinių atsinešimas, ar ne, nes valdyba visgi susideda iš žmonių su skirtingom kompetencijomis, kurie ateina, kurios yra reikalingos įmoniai, jeigu jinai nori augti. Tai va šitoj vietoj, kai šnekam apie kompetencijas, pokytis per tuos 16 metų, kol gyvuoja institutas, kiek keitėsi kompetencijos, kurios yra reikalingos valdybose? Tai pirmiausia, kalbėti turbūt reikėtų apie valdysenos kompetencijas, taip, reiškia, ir kas su tuo susiję. Tai taip, net mes patys juokaujam kartais, reiškia, kad tai, ką mes mokėm, kad ir prieš 10 metų ir tai, ką mes mokom dabar, reiškia, valdybos narius dabar, tai yra skirtumas didžiulis ir mes turim vieną gerbiamą verslininką, kuris berods pirmoji grupiai 2009 metais išlaikė egzaminą ir atsakė į visus klausimus. Reiškia, surinko 100 iš 100 balų. Ir kažkada mes buvom susitikę vienam renginį, sako, matot, koks aš šaunuolis, gal tu dabar norėtume egzaminą laikyti? Ne, sakė. Tai va, bet yra dabar paskutinius, sakykime, 3-5 metus atsiranda dar įdomios, reiškia, temos, kur valdyba jau negali neturėti kompetencijų, tai tvarumas. Anksčiau tvarumas
tvarumas, tai čia marketingas turbūt, tvarumas tai gal komunikacija. Jeigu jau tvarumas į marketingą, tai jau yra blogai iš karto. Taip, nu visi tas greenwashing, reiškia tie visi dalykai, apsimetinėjimas tvariais, žaliais ir visokiais jau gal truputį praėjo, gal dėl to ir ES trenkė kumštį ir įvedė tiek daug visokiausių direktyvų. Bet dabar jau mes privalom šitą žinoti. Kita tema yra kibernetinė sauga. Prieš 5 metus kieno tai tema buvo IT skyriaus. Taip. Prie ko čia dabar valdyba dabar? Tai čia viskas iš IT. Tai dabar apskritai kibernetinės saugos, arba kitaip vadinasi, kompiuterinių sistemų saugos, man atrodo, vadinasi vadovas, tos pareigos, tai turi būti net atskirtas fiziškai nuo viso IT, skyriaus. Taip, nes tai būtų tam tikras interesų konfliktas. Būtent, tai va. Ir nes viens kitą turi tikrinti tam tikrą prasme, taip. Ir valdyba turi nuolatos susitikinėti, su tuo kibernetinės saugos, vadovu, kad labai gerai suprastų. Bet tai nereiškia, kad atėjo, jisai kažką pasakė, mes taip truputį ausim pajudinom, pavaidinom, kad supratom kažką ir viskas. Ne, mes esam teisiškai jau atsakingi už tai, kas vyksta su kibernetinė sauga mūsų įmonė. Kitais žodžiais, jeigu kažkas nutiktų, tai tada kokie gudresni savininkai gali mus paduoti į teismą. Ir sakytų, o dabar jūs paaiškinkit, kiek jūs padarėt, kad tai neįvyktų ir mes nepatyrėm, nes iš tikrųjų mes patyrėm tos nuostolius. Nes apie kibernetinę saugą turbūt mes jau dabar žinom, kad tai įvyks, mes žinom, tik klausimas kada ir kiek stipriai mus tai paveiks. Tai kad to neįvyktų, mes stengiamės, turim kažką padaryti arba užtikrinti valdybą. Ir jeigu jau iš tikrųjų kažkas įvyktų, tai ką mes darytumėm ir taip toliau. Ir vėlgi valdyba turi žinoti šitos dalykus, kaip tai daroma, nes, žinot, kai nežinai tos srities ir tau pasakoja ir tu sakai, taip, aš suprantu, aišku, čia viskas gerai. Kiek įmonių jau jūs žinot, kurios pradeda ieškotis valdybos narių su dirbtinio intelekto kompetencijom? Labai nedaug. Nes... Ir čia yra ne tik tai situacija Lietuvoje arba Baltijos šalyse, bet ir Europoje. Kai aš kalbuosi su savo kolegom Europoje, sako, mes beveik negirdėjom tokių valdybų, kuriuose atsirastų. Taip, jeigu tai yra kažkokia specializuota sritis verslo, kur iš to dirbtinio intelekto ten daro didžiulius pinigus ar planuoja daryti, tai tada atsiranda tų žmonių. Nebūtinai bankai. Bankai turi žmonės, kurie tą pradeda tikrai gerai išmanyti, taip. Nes jiems tai yra beprotiškai svarbu tiek būtent IT, viso IT, sakykime, serviso efektyvumas. Bet aš apie valdybą kalbu. Tai aš turiu minėti. Taip, bet jeigu tu valdyboje neturi, jeigu tu tą darai, bet valdyboje tu neturi žmogaus, kuris galėtų bent jau suprasti, o kurį link tas dalykas važiuoja. Bent suprasti jau nebeužtenka, nes valdyba dar turi, kelti iššūkius toj srity įmonės veiklos. Sakyti, jūs čia, kad padarėt labai gerai, bet iš tikrųjų reikia kartelę kelti daug aukščiau. Bet kad paaiškinti šitą ir išsireikalauti arba tą iššūkį suformuoti, tai kiek reikia turėti žinių šitoj srity. Tai ką dabar pačios pažangiausios valdybos daro? Ir ne tik Lietuvoje, mokosi. Nes kito kelio nėra. Taip, kito kelio nėra. Nes, kiti, aišku, ieško tiesiog valdybos nario arba tiesiog investuoja savo laiką ir pinigus, ir mokosi. Ir ne vieną, ir ne 2, ir ne 3 kartus per metus. Jo, nes dabar, nežinau, gal teko pačiam matyti, yra tokia knyga DeepMind įkūrėjo Kylanti banga, kur akivaizdžiai sako, kad iš principo mes dabar ką darom apie dirbtinį intelektą, tai geriam vandenį iš gaisrinio čiaupo. Tai yra tokia čiurkšlė, kuri eina, kurios sustabdyti neįmanoma. Kuo tai išsivers irgi labai sunku pasakyti, bet iš kitos pusės prisitaikyti būtina, ar ne? Ir čia suprantu, kad valdybų lygmenį neturint, sakykime, to supratimo ir gero supratimo, kaip tai gali veikti verslą, tą sritį visą, net ir segmentą, sakykime, visuomenės segmentą, praktiškai yra toks ėjimas į ateitį užrištom akim. Taip, tam tikrą prasme taip, bet čia visada reikia galvoti apie 2 pusės šito reiškinio arba kažkokio kito reiškinio, lygiai tas pats su tvarumu. Mes matom kažkokias rizikas,
bet mes visada turim matyti ir rizikas, ir galimybės. Ir vėlgi, valdybai užduotis, ar jūs suprantat, kokios šitai įmoniai susijus rizikos ir galimybės yra susijusios su dirbtiniu intelektu, su tvarumu, su dar kažkuo, tai su, reiškia, nežinau, kibernetinė sauga. Ten daug galimybių nedaug yra tiesiog, reiškia, rizikas reikia valdyti. Taip? Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vėlgi, tu turi nuolatos mokytis, būdamas valdybos nariu. Tai ir tie, kurie tą supranta, tai jie tikrai auga kaip profesionalai, o kiti visai būna. Bet bendrai, pas jūs, kiek jau turit per tuos 16 metų žmonių? 1500 maždaug. 1500, ar ne? Tie, kas yra jau, aišku, valdybos narių Lietuvoje tikrai yra stipriai daugiau negu... Tai čia 1500 per Baltijos šalis. Okay. Tai čia yra kruopelytė. Kokių, iš principo, jeigu ateina, ar ne, arba žmonės galvoja, gal reikėtų eiti pasimokyti visą kitą, ko geram valdybos narių reikia? Kas būtų tie, sakykime, 5, 7 ar ne punktai, kurie... Tenka sutikti žmonių, sako, man tai reikia to sertifikato ir aš jau tada žalia šviesai visas valdybas, jau čia stovės eilė prie manęs, reiškia. Tai aš sako, pala. Tai valdyba ką daro, jeigu labai paprastai žodžiais kalbant, prižiūri vadovo ir visos įmonės veiklą. Tai kad aš žinočiau, ar vadovas dirba teisingai, gerai, efektyviai, kvalifikuotai, pakankamai ir taip toliau, aš labai gerai turiu žinoti, ką reiškia vadovo darbas. Ne mažesnėje įmonėje, negu aš esu čia dabar valdyboje, taip? Tai lygiai taip pat, kaip aš galiu prisipažinti, kad aš labai mėgstu skaniai pavalgyti. Bet aš niekada neprižiūrėsiu šefo virtuvėje, kuris gamina tą maistą, nes aš nežinau, kaip jis taip pagamina ir aš niekada negaminu maisto, arba labai retai. Tai čia yra vienas, kad tu turi labai gerai žinoti, kas yra vadovo darbas. Taip, čia yra logiška. Toliau dar labai geras dalykas reiškia, kad valdybos narys žinotų kuo daugiau industrijų, kuo daugiau sričių, kad jo, reiškia, tavo perspektyva būtų kuo platesnė. Paimkim, žmogus, kuris dirbo per savo, 30 metų vadovavimo laikotarpį yra 5, 6, 7 įmonėse pradirbęs, tarkim, o kitas pradirbo 1. Tai jis ir mato tiek, o tas mato tiek, daug plačiau. Taip? Toliau tos pačios valdysenos žinios mano, reiškia, pasakytos. Nes ką mes matom, kai ateina vadovai, tikrai geri vadovai, puikus vadovai į valdybą, tai ką jie daro, nežinodami valdysenos, dirba vadovais. Taip, jie bando dirbti už vadovą. Jo, ir tada tos įmonės vadovas krapšto savo pakaušį ir sako, o tai tada aš veikiu čia ką, nes jie už mane tą dirba, reiškia, taip. Tai čia toks pusiau juokas, bet dėja, tuo mikrovadyba yra tikrai nesvetima ir mūsų, reiškia, valdybose. Ir kas tada gaunasi, kad jie, reiškia, daug laiko sugaišta mikrovadybai, o valdysenai, reiškia, ir tam tikram darbui jie to nepadaro. Dar vienas dalykas, kad žmonės ne visada gerai įsivaizduoja, kiek laiko, realaus laiko reikės skirti konkrečios įmonės valdybos darbui. Kartais ten kokie komitetai. Kaip gerai sako, tai turėsiu vieną susitikimą per mėnesį. Jo, ir tas susitikimas truks pusę dienos, reiškia, tiek aš ir turėsiu sugaišti laiko. Tai palauk, tai yra net tokia nerašyta taisyklė, kad jeigu posėdis trunka visą dieną, tarkim, nuo 8 iki 5, tai man pasiruošti tam posėdžiui minimum 2 kartus tiek reikia. Taip? Plus, reiškia, visi posėdžiai suskaičiuokim per metus, tada yra strateginė sesija kaip minimum 1, kartais jau dabar kai kurios įmonės net tokias į 2 dalis dalina, tai jau 2 dar papildomi susitikimai, tada pažangios valdybos privalo daryti, o viešam sektoriui tai yra apskritai vyriausybės nutarimas yra, kad savo veiklos įsivertinimą daro. Nes jūs esat komanda kaip valdyba, tai jeigu, pavyzdžiui, mes mėgstam visi krepšinį ir visi krepšinio ekspertai, įsivaizduokit, kad ateina krepšinio komanda į aikštelę, išbėga, pažaidžia ir eina namo. Tada už ten savaitės ar panašiai vėl išbėga į aikštelę, pažaidžia ir eina namo. Ir taip visus metus daro, reiškia, kas savaitę ir kada ten tos varžybos vyksta.
jie bus labai sėkmingi, turbūt laimės kokį nors čempionatą. Tai dauguma valdybų būtent taip dirba. Tai mes sakom, kad jūs turit, reiškia, ieškoti galimybių nuolat tobulinti savo kaip komandos darbą. Ir jūs tik tada kursit didesnę vertę įmoniai pačiai, reiškia, ir akcininkams ir visiems kitiems interesų dalininkams. Tai va šitiems dalykams reikia daug laiko. Dabar jau yra pasaulinis, reiškia, toks vertinimas, kad 33-34 dienas per metus. Ryti, ir matyt, daug žmonių net nežino, kurie ruošiasi valdybas, daug kas, sakykime, nustemba tą išgirdę. Valdybos nariai už savo sprendimus atsako asmeniniu turtu. Kolegialiai ir asmeniškai. Taip. Tai reiškia, jeigu, pavyzdžiui, mes dirbam valdyboje ir dėl kažkokių tai priežasčių tas mūsų sprendimas, kuris buvo padarytas mūsų pačių prieš 3 metus, paaiškėjo, kad jisai atnešė didžiulius nuostolius ir įmonė, ir aišku, saviems natūralu, kad akcininkams, tai aš, būdamas akcininku, sakyčiau, ateičiau, sakau, gerbėmieji, aš jums moku pinigus, pasamdęs jūs kaip superprofesionalus, paaiškinkit, kas čia nutiko. Taip. Nes lygtai aš galvojau, kad jūs apsaugosit įmonės vertę ir apskritai pačią įmonę, tai jūs papasakokit, kas nutiko. Ir tada jūs turėsit man paaiškinti. O aš tada kitą klausimą užduosiu, ką jūs padarėte, kad tai nenutiktų. Taip. Ir jūs tada turėsit paaiškinti. Gal net ne prie stalo, gal prie kito teismo stalo. Ir va šitoj vietoj, grįžtant prie mūsų to aspekto dirbtinio intelekto poveikio verslams, ar ne? Nes akivaizdu, kad kai kurios industrijos transformuosis nekintamai su dirbtiniu intelektu, be šitų įžvalgų valdyboje, ar ne, galima padaryti sprendimų arba nepadaryti sprendimų, kurie tas įmonės gali iš tikrųjų nuvesti visiškai ne tuo keliu, kuriuo turėtų eiti. Ja, yra toksai labai gražus, man patinkantis lietuviškas moteriškas vardas – Asta. Taip? Ir mes mokom analizės, S – strategija, taktika, ir action, tai jau veiksmas, taip? Mhm. Ir kur valdybos mažiausiai dėmesio kreipia į pirmąją raidę A – analizę. Nes kas yra, kad kuo neaiškesnė mūsų ateitis yra, net ir metus į priekį, aš nekalbu, kad 10 metų į priekį, tai tuo mes turim daugiau skirti laiko, resursų ir panašiai, kad suprasti, kas vyksta, kas gali vykti, kokie scenarijai gali vykti ir visą mes turim tą, kaip sakyt, dirbti su tuo informacija ir suprasti. Ir tik tada mes galėsim, maksimaliai teisingus sprendimus priimti. Jeigu mes atėjom ir sakėm, o dabar mes eisim ten ir viskas bus gerai. Mes net į mišką taip neinam, grybaudami. Mes galvojam, kur eiti. Tai versle ir kuo daugiau tų neapibrėžtumų, o jų tikrai nemažės, jau užmirškim, kad jų mažės, tai mes tikrai turim daryti tas analizės, reiškia. Ir kviestis net ir kažkokius ekspertus, nesvarbu, tai visada atsipirks. Į pabaigą norėčiau dar paliesti kitą dalyką. Nevyriausybinės organizacijos lygiai taip pat pradeda tuo keliu, pradeda steigti savo valdybas, kartais tokiais įdomiais principais, kartais iš tikrųjų pagal gerąją valdyseną jau, nes ten bet koks nevyriausybininkas, bet kokia organizacija puikiai žino, pagrindinis turtas yra reputacija, ar ne? Taip. Tai šitoj vietoj pačio požiūris į nevyriausybinių organizacijų valdybas, kas ten yra skirtingai ir kas yra svarbiau negu, pavyzdžiui, versle? Ne, tai pirmiausia, tai reiškia, jos nedaro verslo, jos nesiekia pelno, mes visą tai žinom ir taip toliau, ir jos dažniausiai yra mažesnės. Gal būna ir nemažų, bet didžioji dauguma, sakykime, jos nėra labai didelės. Tai, žinot, jeigu mes lyginam nevyriausybinę organizaciją ir įmonę, tai jeigu mes paimsim vidutinio dydžio nevyriausybinę organizaciją, jinai bus kaip smulkutė įmonė. Taip. Tai užkrauti ant tokios mažos organizacijos tokį visą, reiškia, tą valdysenos, reiškia, sistemą, tai ten turbūt nelabai bus kam visą tą pavežti. Tai reikia irgi suprasti, kad, tarkim, ten įmonė, kurios yra, ar organizacija, kurios ten darbuotojų yra 5 ar 10 ar 15 ar 20, ir mūsų garsioji Ignitis grupė, kurioje kiek ten tūkstančių yra darbuotojų,
Nu tai ir valdysenos lygis turi būti atitinkamas. Tai vat, kaip sako, vienas dydis netinka bet kuriam, reiškia, one size does not fit all. Tai reikia ir pritaikyti prie tos organizacijos dydžio. Bet tai nereiškia, kad ten nieko neturi būti. Bet vėlgi, o kas yra valdybų nariai? O jie žino, kaip tai daryti ir kiek reikia. Nes yra taisyklė labai paprasta, kad kiekviena valdyba, kiekvienoj įmonė arba organizacijoje duotų tos organizacijos gyvavimo laikotarpiu, turi žinoti, kokio lygio valdysena turi būti, kas joje jau turi būti, kas gali dar nebūti ir taip toliau. Ir paskui, kai ta organizacija auga, natūralu reikia ir, kaip ir versle ar bet kur. Tai nes nevyriausybininkai visiškai neseniai jau privalomas yra finansinė atskaitomybė, anksčiau to nebuvo. Tai, kaip sakyti, apie kokią valdybą ten šnekėti, dabar jau kaip kontrolės mechanizmas, ar ne, valdyba, jinai yra ta, kuri gali kelti klausimus. Tai aš galiu pasigirti, jeigu taip galima, kad Baltic Institute of Corporate Governance teikia finansinės ataskaitas, skelbia jas viešai ir jas dar audituoja, reiškia, viena iš 4 šitų didžiųjų audito kompanijų audituoja. Taip, tai kainuoja laiko, tai kainuoja pinigų, bet atskaitomumas ir skaidrumas vyriausybinė, tai yra reputacija esminis dalykas. Taip. Ir mes niekada, ir mūsų, reiškia, mes irgi nepelno siekiant ir nevyriausybinė organizacija, mums reputacija, mes negalim pakeisti savo pavadinimo. Aš galiu išeiti iš organizacijos, bet organizacija liks su savo reputacija. Tai mes visada rūpinamės ir mūsų valdyba irgi labai gerai supranta, kad tos vertybės, kurios parašytos, jos nėra vien tik tai žodžiai, nes mes jomis vadovaujamės. Ir čia lygiai tas pats versle turėtų būti, nes valdybos yra įmonės reputacijos sergėtojas. Tai jeigu jau valdybos nesirūpina įmonės reputacija, tai aš tada keliu rankas ir skambinkim akcininkam, priimtų atitinkamus sprendimus. Ryti, ačiū labai už laiką, iš tikrųjų bėga labai greitai, labai smagus pokalbis ir labai naudingas. Ačiū pačiam už laiką, už įdomų pokalbį, o mūsų žiūrovams ir klausytojams linkim gero laiko ir iki kitų susitikimų.